Armanu Šagnenu. Šiandien pradėsime šiek tiek aktyviau negu įprastai, su kitais kolegom, kurios darėte mankštas. Šiandien akcentuosime menčių mobilizaciją, klubą, liemenį bei mobilizaciją kaulų raumenų. Tai tikiuosi esat pasiruošę, tikiuosi apsirengę tikrai nevaržančių judesių aprangos, bei žinoma, jeigu tai darote nuotoliniu iš namų, sąlygomis turite ir kilimėlį ar tiesiog patogias sąlygas ant paties kilimo tai atlikti. Taigi, vienas pirmų pratimų darysime segmentuotą nuo viršaus į apačią, tai kaip ir minėjau, pradėsime nuo menčių. Tai ką mes padarysime, sunersime pirštus, pasidėsime už pakaušio, parodysiu šiek tiek patiem dalyviam, kurie yra gyvai, čia šiuo metu su mumis. Ir ką mes padarysime, alkūnėmis bandysime suvesti įdami horizontaliai plokštume alkūnės, bandome suvesti mentis. Atliksime 15 kartojimų. Suvedame alkūnę, plokštame alkūnų, išsuvedame į vidų. Vienas. Ne per greitai. 3. Mūsų akcentas yra išjudinti mentę, tai jeigu tarpumentės yra susiformavusios 4 įtampos. 6. 9. 11. 12. Mentam suvedam į nugarinę dalį. 13. 14. 15. Prie kitos plokštumos. Padarom vertikaliu, dabar horizontaliu. Keturpėsčia ant kilimėlio. Delnai virš peties sąnario. Vidinėse dalyse 90 laipsnių kampas. Kelis taip pat virš klubo sąnario. Vidinėse dalyse 90 laipsnių. Pilvas įtrauktas, nežymiai atsiranda kupra, bet tam, kad patogiai pilvas būtų koncentrinė dalyje, susitelkimo pozicijų tiksliau. Ir nuo čia tiesiomis rankomis nusileidžiame tik iš menčių į vidų ir iš menčių kylam į viršų, maksimaliai į viršų. Vienas, netrumpinant rankų. Nusileidom, taip pat atliksime 15 kartojimų. Trumpėjo, iš menčių pakilau 3. Iš menčių nusileidau, iš menčių pakilau 4. Susiliečia, iš menčių pakilau, jos tolsta viena nuo kitos 5, nusileidau, iš menčių nusileidau, iš menčių pakilau 7, primenu, įtemptas pilvas, branduolys, nusileidau, pakilau 8, nusileidau, 9, nusileidau, rankų netrumpinam, pakilau 10, dar 5 kartojimai, nusileidau iš menčių pakilau 11, iš menčių nusileidau, iš menčių pakilau 12, nusileidau, pakėliau 13, nusileidau, pakėliau 14 ir paskutinis nusileidau, pakėliau tik iš menčių 15. Toliau už tos pačios pradinės pozicijos atliksime Hellcats arba, dar jos įvardinu, tiesiog paprastai pikti kačiukai. Pirštų galiukais lyg savotiškai šiek tiek pasukam į vidų, gal tai pasakysiu, lyg įsižeminam piršto galiukas į žemę, patogiai, lyg būtumėm pikti kačiukai, ir sulik išpūtimų oro, keliame krūtinę dalį maksimaliai, išpečiam orą, kai nebegalim kelti. Vienas, atliksime 10 kartojimų, išpečiam orą, įkvepi, 2, išpučiu orą, įkvepi, 3, nebijokit demonstratyviai garsiai kvėpuot, išpučiu orą, įkvepiu, 4, išpučiu maksimaliai orą, įkvepiu, 5, jau pusiaukelė, išpučiu orą, įkvepiu, 6, išpučiu orą, įkvepiu, 7, išpučiu, įkvepiu, 8, labai gerai sekas Tomai, išpučiu orą, įkvepiu, 9 ir paskutinis kartojimas, išpučiu orą, įkvepiu, 10. Atlikime 2 dinaminius veiksmus išjudinti kraujotaką, bei piktus kačiukus jusmė nugaros dalį.
ir toliau perinam prie statinių veiksmų, ta pati pradinė pozicija, bet žeminu klubas, sėdmenim jaučiu pėdų kulnus, kūną taip pat žeminu, kakta remiuosi kilimėlį, delnus daugiau į šonus, kad nelaužytų peties sąnario, kakta ir fiksuoju. Laikas bėga. Prim, neturite jausti skausmo, diskomforto, o malonų tempimo pojūtį. Jeigu kelia diskomforto peties sąnario dalyje, galite sulenkti rankas per alkūnę ir kaktą atsiremti į dilbius. Koliukais prie pėdų ir kaktą atsiremiam į kilimų. Iš lygties, kaip aš sakau, pečių lanką ir akcentuojam tik juosmeninės nugaros dalies tempimą. Laikas, toliau įtupsto poziciją su kelio atremtim, iš mėnučių kūdikio pozicijos, atsidurime į šitą poziciją. Kadangi, kaip žinia, turbūt ir už ekranų, taip ir pas mus esantis darbuotojai dirba sėdimą darbą, tai akcentuosime klubinio juosmens raumens tempimą. Į priekinę koją atsiremiam ranką, žemintas kūnas, klubą į ją. Pastangas, tempimo pojūtis tarp 6-7. Siūlyčiau ant ribos nelaikyti, 3-4-5 taip pat optimalu. Fiksuoju laiką. Malonus tempimas šiame segmente, jaučiat? Sako, jaučia kažkiek, puiku. Svarbiausia, kad nekeltų skausmo, malonus tempimo pojūtis. Liko 10 sekundžių. 5. Laikas, be staigių veiksmų keičiame į kitą galūnę. Vėl, alkūnę atsiremiu į priekinę koją, pažeminu kūną, kad liemu klubo atžvilgiu būtų neutralių pozicijų, nelaužtų esminės nugaros dalies ir spaudžiu klubą į apačią. Jaučiu malonų tempimą šiame segmente. Laikas bėga. Rekomenduoju prieš tai darytus dinaminius veiksmus, kaip atsistojus, menčių pakelimą nuleidimai bei pikti kačiukai. Pasidaryti irgi namų sąlygom, jeigu turite problemų arba diskomforto esminės nugaros dalyje, bet tarpumentis, tai yra vidurinė nugaros dalyje. Liko 5 sekundės. Laikas, toliau atsistojame. Akcentuosime dabar liemens, rotacinius, šiek tiek įtrauksime patį brandulį, gal tiksliau pilvo įstrižinas. Pirštais nuo kūno, aš gal parodysiu irgi kolegom už nugaros man esantiem, pirštais nuo kūno, pečių aukštį ištiestom rankom, kūno atžvilgiu, pečių plotį, nežymiai pėdos pasuktos nedaugiau 40 laipsnių kampu, turite jaustis patogiai. Didesnis paviršiaus plotas turi duoti daugiau stabilumo ir atvedant ranką segmentuotai, kiek leidžia rankos mobilumas, krūtinis ištempimas ir tik tada į pabaigą rotuojam su liemeniu. Grįždami įkvepiam. Išpučiu. Įkvėpiu grįždamas. Parodysiu kolegom, kas yra už ekrano. Atvedu dešinę, išpučiu orą, matau, kas vyksta už nugaros. Įkvėpiu grįždamas. Atvedu kairę, grįžtu. Vienas spornis, dar 4 liko. Atvedu dešinę. Įkvėpdamas grįžtu. Atvedu kairę. Įkvėpdamas grįžtu 2. Atvedu vėl dešinę. Įkvepiu, atvedu kairę, grįžtu 3, dar 2 porniai, atvedu dešinę, įkvepiu, atvedu kairę, įkvepiu 4, paskutinis pornis, atvedu dešinę, įkvepiu, atvedu kairę, išpučiu orą, įkvepiu grąžindamas, viskas. Toliau. Eisime mobilizuoti kojų, kadangi vis tiek, sėdimas darbas, didžiąją dalimi dauguma žmonių dirba sėdimą darbą, tai mes jas mobilizuosime, nes sėdimo pozicijų jie dažniausiai būna sutrumpėję ir susilpnėję. Tai ką mes padarysime, tai atliksime vieną izometrinių veiksmų, anot mokslinių publikacijų. Izometriniai veiksmai labai yra gerai mūsų kraujagyslių sistemai, tai vienas iš tokių pavyzdžių, pakelsime dešinę koją, pėdą į save, bet neužlaužiam,
per kelį pilnai tiesiu koją. Jungtas krūtininiai dubas ir laikas bėga 20 sekundžių. Jaučiame, kaip įsijungia keturgalvis ištiestos kojos. Kam per sunku pačią koją šiek tiek žemiau galite nuleisti, bet netinginiaujam, ar ne, kolegos? Koja pakankamai optimaliam aukštį. 5 sekundės. Laikas. Poilsis. Keičiame koją. Kelį, pėdą į save. Per kelį pilnai tiesiu ir laikau vienam kampe. Kad pusiausvyra įsijungia, ar ne? Branduolys daugiau dirba, ne tik kojos. Ir laikom vienam kampe, stengiamės net sulaužti. Esmė ne kuo aukščiau, bet optimaliam aukštį laikyti. Kiekvieno atžvilgiu. 5 sekundės. Progresyviai sunkinsim sąlygas. Tai mes tą pačią izometriją pritaikysim ir įtopstam. Tai vienas iš pirmųjų pratimų. Vėl, įtopstai su kelio atremtim. Dabar ko aš norėčiau, kad priekinės kojos kulnas būtų virš kelio, sukant 90 laipsnių kampą. Laipsnių kampas. Užpakalinės kojos pirštą pasitaisau, nes jos dėka pakelsiu savo koją. Ir ką mes dabar padarysime? Jeigu norime akcentuoti sėdmis, galite pažemti kūną nežymiai į priekį, sėdmis daugiau įsijungs priekinės kojos. Jeigu stačiai, kadangi vėlgi nuo kojų pozicionavom 90 laipsnių, įsijungs keturgalvis pozicionavimą savo kūno. Aš dabar akcentuosiu sėdmis, tai pažeminu kūną, bet krūtinė neįdubęs, neturiu nulis padėtis. Ir ko aš norėčiau iš jūsų? Atraminis kojos kelias yra virš kilimėlių milimetras. Labai aukšta nekelk. Ir darysime 20 sekundžių. Ir vienoje pozicijoje 15 sekundžių. Jaučiam, kaip keturgalvis įsijungia, jeigu aš pažeminus kūną ir sėdmenis. Laikom koją. Čia jau tikrai turėtų pajusti linksmai kojytės, jeigu iki tol nejautėt. Pasiprašau, kulnas virš kelio sąnario, kaip ir užpakalinės kojos virš klubo sąnario. Pasiruošiam, atraminės kojos kelias virš grindų, žemė, šiuo atveju milimetrą. Turbūt nejautėt, ar ne? Mobilizavom šiek tiek kojytes su izometriniu pratimu vadinamu. Toliau, ką mes padarysime, perėsime prie mobilumo pratybų. Šiuo atveju dėsiu kojos kulnas. Arba tiek išeina kulną į nugarinę dalį. Vidų, link kirkšnies, vidinės šlaunų dalies. Ir tiesiam nugarą, krūtinė neįdubusio, klubų pagalba, žemė, ištiestas rankas ir jaučiu dalimi, vadinamą vidurinę sėdmenų dalį, kaip stabilizatorius. Atsiprašau, čia ir yra stabilizatoriai, mažu ties klubo sąnario. Va, turim kolegą, kurio mobilumas išreikštas didesnis, galite tai daryti su nuolkūnėm arba visiškai žeminė kūno, bet taip, kad nelaužtų nugaros. Liko Lonis tempimas, 10 balės skalė, pagal suvokimas pastangas, aš jaučiu gerą 5. Tikrai daugiau nereikia. Kelios sekundės. Laikas. Be staigių veiksmų keičiame koją, pozicionuojam kitaip kojas dabar. Pėdos į vidų akcentuotos, kūnas neutraliai padėti, krūtinė neįduba, kūnas kojos. Įstengiamės atlikti vienodomis sąlygomis. Tai šiuo atveju šiek tiek tolėliau ištiestom rankom laikiau, laikas bėga. Stengiamės išlaikyti kiek manoma neutralią nugaros padėtį. Dabar
kolegom už ekranų, turite jausti šitą segmentą. Šonis sėmenų dalis, malonų tempimą prie klubo sąnarių paviršutinišką. Jeigu lyg jaučiate, kad iš sąnarių kyla skausmas, diskomfortas, nutraukime. Tokių dalykų neturi būti. 10 sekundžių liko. Laikas. Toliau pernam prie kito veiksmo. Šiuo atveju vėl akcentuosime klubo lenkėjus, bet daugiau akcentuosime per čianos mobilumą. Vėlgi, įtupstai, su keliu atremtim, bet šį kartą priekinės kojos žingsnis, ilgio atžvilgio trumpiau. Akcentuojame užėjimą už pėdos pirštų galiukų, kad atsirastų įtampa mūsų čianos dalyje. Taigi, kelias maksimaliai užeina už pėdos pirštų, bet taip, kad priekinės kojos kulnas nepakiltų. Jaučiu malonų tempimą ties blaus, bet ties čiurną šitą segmentą ir fiksuoju laiką. Malonus tempimas. Primenu, maksimaliai kelias už pėdos pirštų, bet nekeliam kulno pėdos. Jeigu nesijaučiu, gal ir akcentuoju su kūno svorio svėrimas į priekį. Malonus tempimas. Liko mažiau nei 10. Jaučiate šitą segmentą tempimą? Labai gerai. Jaučia tobulą. Laikas, keičiama koja. Vienodom sąlygom stengiamės daryti, išvengiant disbalansų ir asimetrijos. Tu tas pats žingsnio ilgis, žeminu kūną, alkūnę atsirėmė į priekinę koją ir maksimaliai keliu įsivaizduoju, kaip painu už pėdos pirštų, bet nekeliant kulnų. Jaučiame spaudimą, tempimą čiurnos blauzdos dalyje šiame segmente. Laikas bėga. 10 skalė vėl primenu, koks tempimo potas turbūt, pagal suvokiamas pastangas, tarp 6-7 čia yra maksimalus, bet praktiškai užtenka tarp 3, 4, 5 laikyti. Nes jeigu ant ribos laikysite, gali raumuo suspazmuoti ir nemalonu. Pusę laiko. 10 liko. Malonus tempimas, jau po truputį kai kurie gali jaučia achilo dalį, blauzdas. 5. Laikas. Toliau atsistojame. Nuo čiurnos, blauzdų dalinai palietos, kylama į viršų, dvigalvis šlaunų. Užpakalinė koja pasukta 90 laipsnių kampu, priekinės pėdos atžvilgiu. Pasuku kūną link priekinės pėdos, pakankamai ilgas žingsnis, iš tiesų metu klubus atgal, su neutralnugus padėtim, krūtinį neįduvos, žeminu kūną tiek iki savo optimalaus tempimo kiekvieno atžvilgiu. Laikas bėga. Turite pajusti priekinės kojos dvigalvio šlaunų dalį. Stengiamės maksimaliai rotuoti, nes jeigu bus dalinės rotacija, galite pajusti vidinę šlaunų dalį. Taip pilnai stengiamės rotuoti kūnu į priekį. Pusę laiko. Lengvas, malonus penketas. Šiuo metu pas mane tempimas. Jaučiame va šitą segmentą. Monikutė, ilgesnis žingsnis, ilgesnis. Va, dar ilgesnis. Dar ilgesnis. Va. Tobulą. Laikas, keičiame koją. Stengiamės vienodam sąlygom tai daryti. Kaip ir minėjau, pakankamai ilgas žingsnis. Suku kūną link priekinės pėdos. Užpakalinė pėda pasukta 90 laipsnių kampu priekinės pėdos atžvilgio. Metu klubus atgal, krūtinį neįdubas. Susirandu optimalų gylį ir laikau. Paska išreikštas didelis lankstumas. Jau įsijungia, kaip aš sakau, fizikiniai dėsniai. Tai yra lūžio taškas. Tai jau galite pilnai atsiremti ir į priekinę koją. Paska, kas gali pakankamai žemai leisti kūną. Kad nelaužtų per jūsmenų gždalių, kol tempiam dvigalvių šlaunų priekinės kojus. Liko. Penkios. Ir laikas. Taigi, šiandieną mankštelę pabaigėm, kaip matėte, padarėm mentes, liemens dalį, klubus išjudinam ir, aišku, mobilizavom kojų raumenyną. Taigi, iki kito antradienio su jumis buvo fizinio aktyvumo specialistas Armanas Šagnianas. Iki.